Guten Morgen, labas rytas. Išjudu iš Sapos. Oras pats tas išvažiuot. Taip, ir šiandien laukia porą šimtų kilometrų. Porą šimtų kilometrų iki labiausiai turistų lankomos vietos Vietname, šiaurės rytinė dalis. Tai yra Ha Giang regionas. Atseit gražiausia gamta, gražiausias kelias, daugiausiai turistų. Jau Sapoj supratau, kad ne sezonas dabar Vietname, žiema, tad gali daug atrakcijų neveikti, va, kaip Fansipano kalno keltuvas neveikia, uždarytas. Kas čia dar Sapos laukai, ryžių terasos, irgi jau po sezono visi ryžiai nurinkti ir panašiai. Tai kas tai? Tai žodžiu ne sezonas čionai dabar. Bet tai ką? Mano, kai visą laiką tikslai išlieka tie patys, apvažiuot Vietnamą. Visą, aišku, pamatyti kiek įmanoma daugiau grožio. O kad atvažiavau ne vasarą, tai čia jau kitas dalykas. Nieko baisaus. Praleidau čia porą dienų. Tai iš principo pačiam miestelyje nežinau, ką galima tokio įdomaus nuveikti, bet iš principo pamatyti reikia ryžių terasas, Fansipano viršukalnę. Ir ką daugiau. Nieko, nusipirko kokias vietinės šmutkės, vietinės tautos, vietinės genties, spalvotų visokių siuvinių, marškinių, piniginių, žaisliukų, apyrankių. Ir judėt toliau. Ilgai čia apsistot neverta. Porą dienų ir užtenka. Sustojimų šiandien neplanuoju. Kaip nesu pasižymėjęs kažkur sustot. Yra keletas taškų, bet reikia nusukti iš šiandieninio maršruto. Tai jei nusuksiu, greičiausiai nespėčiau nuvažiuoti iki šiandienos nakvynės miesto. Kai visą laiką prieš kelionę dėliojasi planą, dėliojas tos taškus, vienaip atrodo, kad čia viskas spėsi, bet kai susiduri su realybė, tada pamatai, kad planas truputėlį kitai veikia. Todėl sakau, rato šiokio tokio per aplinkui nedarysiu. Važiuosiu tiesesniu keliu iki Ha Giang. Ir tiek. Mano kelionė jau perėjo į antrą pusę. Jau lieka vis mažiau ir mažiau kelio. Kažkada arties pabaiga, aišku, dar ne vienas, ne du epizodai bus. Jo, gaidys, bet va šaunuolis, jis kelią stebi. Stabdo vairuotojus, nes šitoj bus pasukiukas geras, va višta irgi padeda dirbti. Tai va toks va pasukiukas. Gaidys čia perspėja vairuotojus. Būkite atsargus, neišsikalinėkit.
Va, turbūt va ten kažkur leidžiuos žemyn. Tarp kalnų į apačią. Nes dabar sapa toj pusėj, dešiniai, mano dešiniai, o aš leidžiuos čia. Ir žemėlapį taip pat. Jo, palieku viršukalnes, Fansipanas va, Hate, taip ir liko neaplankytas. Reikia pristabdyti biškelį, nes kelias pilnas karvių šūdų. Va. Netikėtumai tokie daiktai vietoj. Gerai. Įsivaizduoju naktį važiuojant čia ir tokie kelio ruožai iššoka netikėtai. Jam. Eilinį kartą pasikartosiu, nėra ko naktį važiuoti Vietname. Nes kelio kokybė gera, bet vietom tokių siurprizų išmeta, kad džiaugiesi, jog ne naktį važiavai. Reikia truputėlį persiorientuoti su vairavimu prie mažesnio greičio, nes Hažane labai daug policijos. Ir jie visi stabdo, ir jie visi tikrina viską. O, ko 100 metų nemačiau, šviesoforas. Tai va, tai Hažane labai daug policijos, labai daug stebi, stabdo, tikrina, panašiai, taip kad reikia pradėti po truputį kontroliuoti greitį, neišsikalinėti. Nes baudos, degalinė, nes baudos nėra labai didelės, bet kam jų reikia apskritai. Hello. Hello. Daibin. Dangus panašus darosi ne į rūką, o į apsiniaukimą. Aha. Mačiau pagal prognozes kažkur bus jo apsiniaukęs dangus, bet norėčiau tikėti, kad nelis. Nes kitu atveju reikės nusiimti savo puikiai striukę ir užsimesti lietaus striukę. O aš to daryti nenorėčiau, nes reikia sustot. Plius su kita striukė ne taip faina. Čia turim 120 km dar. Ramus visiškai važiavimas. Saulės nematyt. Rūkas. Ar smogas čia, aš nežinau dangui, nes debesimis nepavadinsi. Pradžioje epizodo sakiau, kad mano kelionė jau persimeta į antrą dalį. Jau persimetė.
į antrą jos dalį ir važiuoju toks susimąstęs, kad po truputėlį išsisemiu. Ir šiaip iki šiol nesąmonės kalbėjau pats su savim, bet dabar jau visiškai net nesąmonės tingiu šnekėti. Tiesiog važiuoju, žiūriu, dar prisideda tai, kad rūkas vaizdas neypatingas, nėra ką apkalbėti. Tai taip važiuoju ramiai sau. Bandau kažką apsižvalgyti, pasižiūrėti, bet va, tokius matai žvyro karjerus, nėra ką kalbėti. O fūra parlekia. O, su vėjo gūsiu geru. Nu ką, sustabdė policija ir užsimanė coffee money. Nepatiko mano vairuotojo pažymėjimas, nes aš international permit dariausi ne Lietuvoje, online užsakinėjau ir jiems nepatiko, nors tu ką, žodžiu, pasakė. Bandžiau šnekėti su jais žmoniškai ir, žodžiu, pasakė, arba moki baudą, arba mes motociklą paimam bent 5 dienom, kad, kaip čia, išspręstume bylą, nuspręstume, ką daryti, kokią baudą skir, žodžiu, arba susimoki dabar 7 milijonus pinigų. 7 milijonai pinigų, tai čia maždaug 230 eurų. Nu ką, sakau, tai gal biški per daug, sakau, aš neturiu tokių pinigų, iš kur pas mane tokios babkės. Sakau, tai gal tada bent 5 milijonai. Sako, gerai, 5 milijonai, bet sakau, turiu nuvažiuoti iki bankomato. Nuvažiuojam iki bankomato, o kaip tik tas bankas nepriima mano kortelių. Sakau, sorry, nepriima, sakau, gal kitas koks bankas yra, ne, nieko nėra, tik šitas. Sako, pabandyk dar kartą. Sakau, bandžiau kelis kartus, sakau, tokios sumos neturiu, bet sakau, kažkiek kešo turiu piniginį, žodžiu. Tai sako, kiek turi, sakau, 3 limonus. Tai gerai, duok, sako, užteks. Ir ne veltui tie 3 limonai pas mane guli. Nes kiek esu domėjęsis, tai va su 3 milijonais galima, kaip pasakyti, išsisukti. 3 milijonai, tai 100 euriukų. 100 euriukų, kaip ir nemažai, bet, žodžiu, jeigu būčiau Lietuvoje tą international permitą pasidaręs, problemų nebūtų. Kadangi jis pas mane darytas ne Lietuvoje, žodžiu, yra netikimų tam tikrų. Tai tiek, daviau 3 limonadus, jis padarė mano foto ir moto foto, įmetė į kažkokį policijos grupsą ir sakė, viskas per Hažianą gali važiuoti, dabar viskas bus gerai, niekas tavęs nestabdys daugiau. Dėl kitų regionų nesu tikras, bet kitos regionuose manęs niekas ir nestabdė. Tai va, tai žodžiu, įmetė kažkokį, mano nuotraukai, kažkokį Facebooko grupsą policijos ir turėtų būti ramu dabar. Tikiuosi, kad bus ramu, o ne kažkokia nesąmonė. Žodžiu, sustabdė visiškai iš nieko, tiesiog, va, sakau, iš toli mato, kad užsienietis ir viskas, ir stabdo, tikrina viską. Tai vienintelis regionas visam Vietname, Hažiano, tas ratas vadinamas, kur yra tikrinami visi dokumentai, visos tos licenzijos, ar viskas atitinka ir panašiai. Tai va, tai jis man dar kartą priminė, kad nuo 25 metų sausio 1 galioja tik tai Ženevos konvencijos tarptautinės teisės.
tarptautinis vairuotojo pažymėjimas. Vienos konvencijos netinka. Tai va. Tokie va reikaliukai, 100 eurų pakšt ir iškeliavo. Tai piniginį įsidėjau į kišenę, kišenės neužsisegiau. Kuprinė užsegta gerai. Tai va. Turėjau tokią mintį, kad gal prisikabins kada nors, bet tikėjausi, jog praeis, nes knygelėje vis dar parašyta toj tarptautinio vairuotojo pažymėjimo knygelėje vis dar įrašytas Vietnamas. Bet pasirodo negalioja. Man vadinas atsiuntė seną pavyzdį. Seną variantą turiu galvoje, nors aš sakinėjau jau po sausio 1. Aš jau vasarą užsakinėjau šitą dalyką, bet va. Žodžiu, yra kaip yra. Dabar vienintelis dalykas tikėtis, kad jis iš tikrųjų įmetė į ten kažkokį grupsą ir Haženė manęs niekur niekas nebestabdys. Žodžiu, įvertinus visus niuansus čia su to tarptautiniam teisėm ir panašiai. Gaunasi taip, kad susimokėjau už įvažiavimą į Hažan lūpą. Įvažiavimo mokestis, abonementas. Susimokėjau ir per Hažaną galėsiu važiuoti dabar nemokamai, taip išeina. Jau 100 euriukų padėta į kišenę. Ir viskas, ramu važiuoti, tai vat, svarbiausia nepamiršt. Kas virš 104 ar 105 ar 110 kubikų turi būti tarptautinis vairuotojo pažymėjimas ir galioja tik tai Ženevos konvencija nuo 25 metų sausio 1 dienos. Tai va, buvau sustojęs, pasibukinau kambariuką, bet pasibukinau vienai nakčiai. Nes žiūriu, kad saulės čia nėra, apsiniaukia, tiksliau smogas ar kas čionai, žodžiu. Šiandien bus, rytoj vėl tas pats, tai nėra prasmės man Hažangė ilgiau būt nei vieną nakčiai. Varysiu aš toliau, čia tik tai pernakvosiu. Šiandien taip užbaigsiu epizodą, nuvažiavau apie 240-250 km. Ramus buvo toks važiavimas, vaizdų ypatingų nebuvo, nes toks rūkas visur aplinkui. Ramiai važiavosi, susimokėjau už įvažiavimą į Hažangą 100 euriukų ponui policininkui. Įdaviau į rankas ir viskas, ir šiandien toks gavosi epizodas toks, koks gavosi. O kitame epizode jau varysiu Hažan lūpų, kaip čia, labiausiai lankytina vieta Vietname, kur turistai renkasi, važiuoja motociklais ar juos veža tūro agentūros ir panašiai. Nes sako, labai gražus kalnai, labai graži gamta, labai gražus keliai. Tai va, kitame epizode jau matysim, ar teisybė ar ne. O aš jau įvažiavęs į Hažaną, panašu, jo, įvažiavęs. Dar iki centro, aišku, toloka, aš iki jo net nevažiuosiu. Mano viešbutukas, hosteliukas, nežinau, kaip vadinasi, jau netrukus. Ir viskas, tiek žinių šiame epizode. Susitiksim kitam epizode, kaip sako vlogeriai.